Labai skanios salotytės. Kokio skonio? Tokios su česnakėliu, tokios labai skanios. Kad salotos sveikas maistas žino kiekvienas, bet mėgsta retas, o ypač vaikai. Šias salotas būtinai išbandyk, nes mano dukros vienos mėgstamesnių salotų būtent šios. Įvairiausios daržovės ir daug vitaminų bus ant tavo vaiko stalo. Šių salotų ingredientai: morkos supjaustytos šiaudeliais, kalafioro ryžiai vadinami šaldyti arba smulkiai supjaustytas šviežias kalafioras, taip pat mėlynas kopūstas smulkiai supjaustytas bei saliero stiebas, sūdytos kepintos saulėgrąžos, česnako skiltelė įspausta, ypač tyras alyvuogių aliejus, truputį druskytės ir nugriebtas šaukštas majonezo. Taip, tu teisingai išgirdai, majonezas įeina į šias salotas, jos tikrai nebus sugadintos, o pagardintos, skonis bus nuostabus, vaikai valgys daugiau daržovių, nebijok ingredientų, o galvok, kad jų būtų minimalus kiekis, tik tai pagardint maistą. Daugiau mano receptų patinkančių vaikams rasi Vaikų mitybos enciklopediją, įsigyk ją ir gamink savo vaikams bei visai šeimai skanius ir sveikatai palankius patiekalus. Patiko šis receptas? Spausk like, rašyk komentare, gaminsi ir dalinkis su draugais, negailėk receptų.